Kodėl aš ant to liepto? O todėl, kad jisai labai geras pavyzdys apie motivaciją. Su sūnum sėdim vieną savaitgalį, sakom, ką veikiam? O, susikalam lieptą nardymui. Nei mes jį mokam kalt, nei mes žinom, meistrai tikrai nekokie, bet pagauti impulso, sūnus palaiko, einam, sako. Susirandam medžiagas, kokias turėjom, bet kokį rastai, bet kokios lentos, kalėm, sukalėm per 2 valandas ir nardom, džiaugiamės, smagu, faina. Koks moralas viso yra. Pagavai vaibelį ir išnaudok jį maksimum, nes vaibas yra ženkliai svarbiau už projektą, už kažkokį tai žinojimą, kaip daryti. Dauguma žmonių tai ir stringa. Jeigu mes būtumėm sakę, juk mums reikia projekto, kaip sukaltą lieptą, žinoti, reikia specialių įrankių, jis atrodys prastai. Nu, dzin, kad jis atrodo prastai, tikrai prastai. Čia kiekvienas meistras atėjęs juoktųsi. Bet funkciją jis atlieka, motyvacija suveikia, mes bangą nušliuožėm ir pasiekėm tikslą labai greitai. Va šitaip reikia ir gyvenime gaudyti bangas, naudoti ir tai yra energija. Ir labiausiai prašym, pataisysit, norėsim pataisysim tą lieptelį. Bet esmė, kad mes jau jį padarėm.